Čia aišku, ta tema tokia, kur visą laiką naujai skamba, kai tu apie ją mąstai, tai yra vertė versle, apie jos kūrimą versle. Tai kiek negalvotum apie ją, tai visą laiką jinai naujai ir vis atrandi kažkokių tai dalykų. Iš tikrųjų, tos klausimus, kuriuos mokymuose mes čia aptarinėjom ir kalbėjom, tai išsinešiau į komandą ir irgi juos stengiamės kartu atsakyti, net ir su klientais, tai darėm tokias mini apklausas. Mano galva, tai pagrindinis dalykas tai yra suprasti tą žmogų ir pabandyti suprasti tą tašką, kuriam jisai yra tuo metu. Nes čia turbūt esminis yra momentas tam, kad susikalbėtų. Tikrai buvo žmonės, kuriuos nesutikau, tai tiek organizatoriai, tiek dalyviai, tai buvo smagu pažinti ir tas ratas prasiplėtė pažinčių, tai tas toks bonusas buvo. Tai turbūt yra dvi grupės pagrindinės, kam tie mokymai ir skirti. Tai manau, kad būtų verta juos ateiti vadovam, kurie jau yra versle ir stringa, tokie pradedantis, bet jau kažką tai darantis, ir pradedantis konsultantai. Šituose mokymuose, mano galva, yra tokie baziniai dalykai, iš ko verslas susideda. Tai tą svarbu, bent jau man buvo susidėti tokią sistemą tam tikrą, kurią kaip visumą matyti tą verslą. Tai va tą gauni. Palinkėčiau savo taikyti tos dalykus, apie kuriuos čia per tos mokymus kalbėjom. Nes čia sudėtingiausias dalykas tai yra disciplina ir darymas tų reikalų.